Tikrasis lietuviškas skilandis turi būti gaminamas ne iš maltos, o iš kapotos mėsos. O tokią technologiją į Lietuvą atvežė ir iki šiol išlaikė totoriai. Dar kapotos mėsos prireiks ruošiant tikrus tradicinius koldūnus, kurių beje paragauti šiandien galima tik totorių namuose. Dar jie į mūsų kraštą balandėlius atskraidino ir gardžiuosius šimtalapius kepti išmokė. Mažasis Dominykas, kurio mama Jelena save laiko tikrą totorę, mokosi lipdyti totoriškus koldūnus. Jelena sako, ir ji pati perėmė kulinarinės tradicijas iš savo mamos ir močiutės ir nori sūnui visą paveldo palikimą perduoti. Šiandien mes tiek įpratę prie koldūnų, šimtalapių, kapotos mėsos gaminių, kad nebegalvojame, iš kur visa tai. Juk šie patiekalai toli gražu ne lietuviškos virtuvės pasididžiavimas. Vis aktyvėjanti totorių bendruomenė vis garsiau primena, kad visa tai jų palikimas. Užvežėme Lietuvą svogūnus, naudojasi po šiai dieną. Skilandis, kapotos mėsos technologija, ypač skilandžių, tai irgi užvežė totoriai. Šimtalapis, koldūnai, balandėliai, čia jie buvo pirmą vyniojami į vynuogių lapus. Koldūnus tai moku gaminti, dar yra tokie piragėliai, kaip peremečiai vadinasi, tai irgi tas moku daryti. Šimtalapis yra toks sudėtingesnis patiekalas, tai tiesą sakant, nesu net bandžius jo gaminti. Iš ko išmoko? Iš mamos, močiutės. Jo, nes visą laiką viską kartu gamindavau. Ir dabar savo šeimoje gaminu. O ar tenka kartais vis dėlto tų parduotuvinių nusipirkti koldūnų? Koldūnų tai ne. Niekada neperkat? Nes visiškai kitoks patiekalas yra. Mes kartu ir bandelės kepam su sūnum prieš šventes. Ir va koldūnus irgi, kai močiutė lipdo, tai ir jam duodam paminkyti ten tešlos gabaliuką, kad visą laiką kartu ir jisai mokytųsi. Kad paskui galėtų ir vaikam perduoti. Beje, Jelena laikosi ir visų musulmoniškų tradicijų. Vyras ne, tačiau gerbė tokį žmonos apsisprendimą. Beje, Nemėžio totorių bendruomenė pati didžiausia Lietuvoje totorių bendruomenė. Ji vienija per 350 narių. Tiesa, ne visi jie Nemėžyje sutelpa. Nariais gali būti totoriai, gyvenantis ir kituose miestuose ir net ne tik Lietuvoje. Mūsų mečetė yra gyva, yra atliekamos pamaldos, viskas ir atitinkamai ir mūsų paveldas irgi lieka gyvas. Ar tai yra vienintelė mečetė, kurioje vyksta pamaldos Lietuvoje? Šiai dienai tai jo, dar yra Kaune, yra atliekamos pamaldos, bet 40 totoriai yra atliekamos, bet jau ne taip dažnai, tik per šventės, o kas liečia, reiškia, penktadieninio namazo, Ramadano pasninko mėnesio, reiškia, tai čia pastoviai yra atliekamos Nemėžyje. Jelena svajoja, kad kažkur netoliese galėtų įsikurti specializuotą kavinutę, kurioje lietuviai galėtų paragauti totoriškų patiekalų. Totoriškų koldūnų, šimtalapių užsakymų šios moteris gauna visus metus. Prieš šventes net nespėja visų priimti. Paklaustas, kodėl tiek mažai girdime, kur galima Nemėžyje užsisakyti totoriškos virtuvės skanumynų, bendruomenės pirmininkas tai yra sako, kad gal per mažai domimės. Kas domisi, kas žino, reiškia, kad mes čia esam, reiškia, viskas paskambina, paprašo, reiškia, viskas mes pagal galimybės atliekam. Tiesiog skambina jums į bendruomenę? Taip. Ir užsisako, pavyzdžiui, šimtalapių ar koldūnų, taip? Taip. Ir galima visą jau padarys. Ir pagamins jau tikros totorės gamina? Tikros totorės pagal senovinius receptus ir jūs nekur nenusipirksit parduotuvė. Iš tikrųjų, žinot, tie patiekalai, kur yra gal koldūnai ir yra pardavimi, ir šimtalapis yra pardavimi, bet žinot, ten pramoninių būdų gaminta ir ten matyti ir priedų yra, ir šitą, čia natūralus produktas, ir kuris gal netiek gali laikytis ilgai, kaip parduotuvės koldūnai, bet jie iš tikrųjų jie savotiški ir natūralus produktas ir verta paragauti.
Bendruomenė statosi naujus bendruomenės namus, turi idėją totorišką kavinę atidaryti. Šiemet Šimtalapį, Koldūnus ir Plovą norėjo ir Kaziuko mugėje pristatyti. Tik pasak Tairo kažkodėl liko neįsileisti. Rankų nenuleidžia, bandys ir kitąmet, nors mugių, kuriuose yra galimybių pristatyti tautinį paveldą, nemažai. Mama ir tėvas buvo totoriai, seneliai ir praseneliai mano. Mama čia vietinė, o tėvas iš Kaišiadorių. Visų totoriščių gaminių, to valdžių, aš pats galiu. Viską galit pagaminti? Beveik viską. Koldūnus pats gaminu namuose. Niekada neperkat? Ne. Man tie nepatinka. Labai maži, pas mane didesnį išeina. Mikliai lipdydamas koldūnus Jonas pasakoja, kad tikri jie tik iš avienos ir jautienos. Beje, avienos važiuoja pirkti specialiai pas ūkininkus. Tik va Šimtalapio, Jonas sako, dar nemoka iškepti. Tikras Šimtalapis, jis yra skiriasi nuo tų Šimtalapių, kurie yra pardavime. Originalų Šimtalapis tikrai gali tik įsigyti iš totorių rankų. Yra savotiškų tokių receptų, smulkmenų, kurie perdodamos iš kartą į kartą ir jos nėra viešas. Neišduodamos. Nu ką, miltai reikia, kiaušiniai, sviestą labai daug reikia. O kokio sviesto? Jis turi būti labai geras. Jo, 85%. Tokį turi būti sviestą. Agonas paskui reikia irgi. Malt paskui. Nu ir viskas, kiaušiniai, miltai, cukrus, sviestas, agonas, razinas. Nu ir tešla, ir paskui pradėti reikia ir viskas. Bet turbūt tas kočiojimas tų visų blynų labai sudėtingas. Labai plonas turi būti kaip pasakyti. Kaip popierius jo. 5-6 lapų. Ir galima į daugiau. Ir, kaip sakant, kas lapas turi būti sviestam sudėti, paskui agonas, paskui razinos ir paskui daryti tokią specialią formą. Gali apvalus formą turėti, gali kitą kartą ir. Nu, kaip nori, pagal formą. O kodėl parduotuvėse dabar, kur mes irgi galim nusipirkti Šimtalapį, kodėl vis dėlto tas skonis yra netoks? Nu, gal ne tą padėta, ką reikia. O čia specialiai irgi norma turi būti visa. Jeigu mažiau, tai bus skonis kitoks. Ponas Tairas sako, kad daugelis Dzūkijos kepėjų važiuodavę čia į Nemėžį mokintis iškepti tikro Šimtalapio. Ten totoriai kepa, ten labai daug totorių ir kepa. Ir čia Vilniuje irgi daug totoriai kepa užsakymam. Kepa. Tai jums visą tą patirtį perdavė turbūt jau taip, jo mačiutis, jo senelis, žinoma. Senelį išmoko. Ir jūs dabar perdadat savo vaikam? Tu žinoma. Nenutrūksta grandinė? Nori mokosi jaunimas? Pavyzdžiui, jos dukrai dabar kepa. Taip, mano dukra Inga kepa. Vilniuje gyvena. Ir kepa. Užsakymų labai daug yra. O kokie yra jau tokie patys, jau tokie šventiškiausi galbūt patiekalai? Nu, galima dar pyragą su mėsa, labai skanu su šitą. Nu, ir dar, pirimėdį darom ir viskas taip. Daugiau nieko tokio. Čiburėkas galima padaryti. Kibinai irgi. Nu ir košė su ryžiais. Jo, košė su ryžiais. Irgi čia yra, tai irgi... Ir kompatas mūsų. Ir kompatas yra skanus. Daug labai reikia tenai dėti vaisių, visokių. Košės ryžių verdamas su razinais, daug sviesto dedama. Viską daro, ir guliašai, ir viską daro, bet, pavyzdžiui, iš jautienos, iš avienos mėsos. Nu, višta, vištiena. Ir vištiena visur eina. Žinoma, kalakutiena, tiek be kiaulienos. Kiaulienos nenaudojam. Mėsa visuose patiekaluose turi būti kapota, nemalta. Sklando kalbos, kad net ir lietuviškų cepelinų dabar didžkukuliais vadinamų pirmtakas buvo irgi ne kas kitas, o koldūnas, arba kaip patys totoriai vadina kundumas. Dar totoriai tvirtina ir balandėlius į Lietuvą atskraidinę, tik formos kitokios. Totoriškos dolmos vyniotos į vynuogių lapus vėliau buvo transformuotos į balandėlius, o vynuogių lapus pakeitė kopūstų lapai.
Dabar, artėjant šventėms, čia totorių namuose pats darbymetis. Lietuvių šeimininkės ant savo stalų šalia lietuviškų patiekalų nori ir vieno kito totoriško skanumyno. Šį kartą tiek įkvepiančių pavyzdžių. Kitoje laidoje tęsime temą ir ieškosime gerų miltų naminiams kepiniams, kad namuose kvepėtų, būtų jauku ir šviesu. Sudie.